Šiandien apsilankyta buvo Zaroje, tai žiūrim kokių perliukų radau. Pažiūrėt, aš filmuoju. Gerai, pirmasis variantas, ką užmačiau ir radau, tai yra va šita sidabrinė suknelė. Tinka, kaip viską čia įliemenuoja. Vienintelis minusiukas, kad gan tokie aštrus tie žvyneliai ir braižo, ir taip gali rimtai įsibrėžti. Tai antroji suknelė rasta va tokia. Aš dar paturbinsiu su vienu dalyku. Įsit, kaip gerai pasiturbina uolę. Pažiūrėkit, kaip su pėdkelnėm pasigyvino visas derinukas. Trumputė. Tai jau pasilenkti reiktų tai. Nu va šitas dalykas visiškai apie mane. Šita palaidinė atrodo tokia kaip ir klasikinė. Tos plunksnelės duoda savo, tikrai duoda. Žinot, ko trūksta? Turiu pasigaminus buą. Tai važiuoju, reiktų ne palaidų plaukų, o su koduku. Susirišus būtų. Na, šita irgi labai pasirodė cool. Būtina turėti didelės krūtinės, kad va šita dalis gražiai užsipildytų. Vienas dalykas, kaip aš dar įsivaizduočiau šitą suknelę, dėja aš namie neturiu, bet turėkite omeny, kad labai čia tiktų toks rudas buą. Tai labai gražus ir modelis, gerai įliemenuoja. Tai dar su buą iš viso būtų ledas. Nu gerai, nors ir kaip gražiai šitą žėri suknelę, ir man tikrai visai patinka, bet jau mano ūgiui ji nėra labai tinkama. Aš nežinau, kaip čia reikėtų net pasilenkti. Tai nesilenksiu. Gal per trumpytę, bet šiaip pats žėrėjimas, pats blizgutis, tai labai gražiai blizga. Jeigu reikia kodo, rašykit komentaruose, įkelius ir taip galite pabalsuoti, kuri suknelė jums gražiausia buvo.